yra ašis. Negana to, kad mes turim kryptis, mes turim dar ir ašis. Tai dangus žemė yra jan ašis, energija kylanti aukštyn žemyn. Jin ašis yra tai, kas yra plokštuma, tai kaip mes judam palei plokštumą. Kai mes darom tai čia, mes visada sąveikaujam su dangum ir žeme. Kojos į žemę, dangus galva į dangų įsiremia ir visada veikia mūsų jan ašį. Per jan ašį veikia mūsų džong či kanalą, centrinį kanalą. Kiek stipriai mes stovim, kokią pozą darom, tiek stipriai veikiam arba jan ašį, arba yin ašį. Kokios energijos trūksta, pastebėsit, taip žmogus labiausiai ir daro. Visi atrodo darom tą patį judesį. Ne? Kad ir stumiančią, viena ranka stumia, kita ranka braukia pro kelią. Taip? Bet vienas žmogus atsistos plačiau, kitas pasvirs daugiau į priekį, nes norės būtent per žemę praseit su žemės energija, prasaveikaut labiau. Ne? Tai tas labai matosi žmonėse, jie patys to nesupranta, bet iškart matosi, kur su kokia energija jisai nori kontaktuoti, saveikauti. Taip. Ir pagal šitą, irgi, jeigu žiūrint kardinalias šitas ašis, tai jeigu čia viršugalvis kontaktuoja su dangum, su čia energija, su žeme kontaktuoja mūsų tarpvietė arba dubuo, krūtinė mūsų yra yin pusė tai yra vanduo, su vandens trigramą veikia, o nugara yra ugnis. Tai kažkoks vienas judesiukas, jau jis veikia 4 kardinalias ašis. Jau judesys į priekį yra 4 kardinalius. Ašys aukštyn žemyn ir kryptis vektorius tiesiai. Bet mes dar turim vektorių į vieną pusę, į kitą pusę. Taip, dar turim mes įstrižai vektorius. Mes darom judesius įstrižai. Tai tuo metu sąveikaujam su visom kitom papildomom energijom. Jeigu čia žiūrėsim į šitą paveiksliuką iš viršaus, tarsi mes žiūrim iš viršaus, žmogus stovėtų per vidurį. Jeigu žmogus stovi per vidurį ir nejuda, jis yra centre. Taip, yin yang subalansuota. Jeigu žmogus juda į priekį, blokuoja iš priekio judėdamas, stumdamasis, saugodamasis iš priekio, aktyvuoja dangų. Jeigu žmogus traukia priešininką, kaip mes darom, kai sakau, povą žodegos, kai traukia žmogų pro save, tai yra priima jo puolančią energiją ir nukreipia į šoną. Tai jis panaudoja yin energiją, panaudoja žemės elementą. Jeigu mes judam į kairę, mes judam ugnies elementų. Taip, aktyvuojam ugnies elementą. Jeigu judam į dešinę, aktyvuojam vandens elementą. Ir papildomai įstrižai, jeigu darom, aktyvuojam visus tos vėją, griaustinį, kalną ir pelkės elementą. Tai kiek visokių niuansų yra, atrodo, čia tik paprasti judesiukai, elementarus sportas, bet tas sportas yra, pasirodo, visiškai neelementarus. Ir turim tuos savo 3 dentelius, indai turi čakrų sistemą, bet čia labai panašu, tik tai nėra tie centrai išskaidyti į tas vaivorykštės 7 spalvas į 7, bet jie išskiria 3 pagrindinius. Tai yra tas, kaip sako, čia yra tas fizinis lygmuo, tai yra fizinė galia, fizinė jėga, mūsų centras, maždaug aplink bambą. Tai čia kaupiasi mūsų stipriausia gyvybinė energija. Čia yra kaip koks sandėliukas, kaip pavadinti, kur generuojasi, kaupiasi, dar mes įgimtą atsinešam tenai turim, dar su jie sąveikauja. Ir yra centras. Visada žinom, kad singuliarinis centras yra stipriausias kiekis ir energijos, ir masės, ir traukos, ir gravitacijos stipriausia. Ir iš centro auga, plečiasi į išorę. Jeigu čia turim pakankamai, kyla į viršutinį, į antrą dentenį, čia tvarko mūsų emocinį lygmenį. Jeigu čia pakankamai prisikaupia, kyla aukštyn, iki mūsų mentalinio lygmens ir ryšio su vadinamu aukštesniu lygmeniu. Net ir astrologai yra sakoma, kad yra Merkurijus, atsakantis už mūsų protą, mąstymą, gebėjimą kalbėti, gebėjimą reikšti mintis, ir virš proto stovi Uranas. Bet jeigu Merkurijus mus užgožia, mes negirdėsim, ką mums sako aukštesnis lygmuo Uranas. Taip, negirdėsim kosminio lygmens, kosminio proto. Tai čia panašiai. Jeigu čia prisikaupia normalią energijos, truputį tą protą pramina, ir pajungia šiek tiek aukštesnį lygmenį ir mes jau gyvenimą matom nebe iš to
žemiško lygmens, bet truputėlį pakylam į paukščio skrydį ir reiškinius pradedam matyti šiek tiek giliau, šiek tiek aiškiau. Ir mūsų či, ne? Kas yra či, kokios rūšys, kokias mes jas turim. Tai va turim įgimtą či, kurią mes dar turim mamos pilve, kol būnam. Tai? Nes mamos pilve mes nekvepuojam, kaip plaučiais, nekvepuojam, maisto per virškinimo sistemą nevalgom dar, ne? Tai iš ten energijos neimam. Ir yra tai, ką mums perteikia tėvai. Ir šita energija kaupiasi į inkstuose. Labai svarbu saugot savo inkstus. Už tai jie sako, inkstai atsako už kaulus, už dantis, už plaukus. Inkstus reikia saugoti. Nes ten pagrindinė mūsų energija ir tai yra kaip rezervuaras. Jeigu mes neteisingai naudosim, tai jeigu iš ten mažės, atstatyti jau labai sunku. Ir dar energijos gaunam per orą ir maistą. Maisto energija padeda skrandis blužnis, virškinimo sistema pasisavinti, kasa blužnis, orą, tai aišku, plaučiai, kvėpavimo sistema. Ir visos šitos 3 energijos apsijungia ir po to pasiskirsto į maitinančią, mus palaikančią energiją ir apsauginę. Arba veičiai, kuri randasi po mūsų odą, mums kaip apsauga nuo visokių, ne tik virusų, bet ir visokių energetinių dalykų taip pat. Ir 5 elementai, tai aš labai nenoriu tiesiais apsistoti, nes čia atskira dar papildoma tema, tik supažindinti, kad yra tie 5 žemiški elementai, kurie irgi rodo virsmą tarp materijos, virsmą esantį mūsų viduje, nes mes irgi materija esam, tai kaip mumise sąveikauja visi šitie elementai, tai vanduo maitina medį, tai yra inkstai, inkstai šlapimo pūslė, maitina mūsų kepenis, tulžį, tada medis maitina ugnį, taip, pameta malkų, ugnis dega, mūsų ugnis yra širdis, mūsų kraujotakos sistema, taip pat plonasis žarnynas šiek tiek kartu susijęs, tada iš širdies eina į skrandį, į virškinimo sistemą, maitina sudegusi ugnis, pelenai maitina žemę. Žemėje gimsta metalas, taip, iš žemės pareina metalai. Metalai tai yra mūsų plaučiai, storasis žarnynas. Jeigu su plaučiais yra problemų, dar reikia pasitikrinti, ar su storuoju žarnynu viskas tvarkoja, nes viskas būna susiję. Ir kodėl aš visą tą pasakoju, kad suprastume, jog mes esam ant tiek unikalūs kūriniai, kad negali būti problema tik vienam kažkokiam organui. Jeigu vienam organui yra problema, tai reiškia, yra jį palaikančių kažkokių, kurie irgi silpsta, atiduodami savo energiją, jį maitindami. Ar reiškia, gali būti problema dar prieš tai einantį organą kažkokį, kuris dar prieš jį galbūt nusilpęs nepakankamai paduoda. Ne? Tai negalima taip sąveikauti su žmogum, kaip dabar pas mus visos sritys siauros ir kiekvienas daktaras gydo savo atskirą ligą ir nemato, kaip gadina kitą kažkokį, tada eini pas tą kitą, tas nemato tų prieš tai buvusių, ką jis ten pridarė ir tada žmogui tik pradėk lankytis, tai ir ten taps tam po to lygų kalnu, jeigu, dažniausiai. Taip. Ir kaip keliauja mūsų ta čia ant dangus ir hun žemė. Tai yra, mes gaunam jan energiją iš dangaus, matėm 3 pagaliukai, 3 trigramos jan energijos. Tai iš dangaus leidžiasi spirale energija, spirale priima mūsų kūnai, tiesiog mes išsukam tą energiją, mumise nuolatos sukasi. Jan energija per baigų į tašką leidžiasi žemyn, per huin tašką leidžiasi per mus į žemę ir iš žemės kyla in energija, lygiai taip pat per mus į viršų. Tai kaip tai išeina, ne? Kaip tai atrodo? Jeigu kažkada darėt meditaciją, kai mes sunkų svorį nuleidžiam į apačią, jūs pajaučiat natūraliai, kad kažkokia kita energija kyla į viršų. Ne? Taip nebūna, kad vyktų tik viena kryptim. Visada energijos sąveikauja, sukurdamas tokį torodinį žiedą, mūsų elektromagnetinį lauką. Aha, kodėl dar yra svarbu, tai jums papasakot, tos energijos taip per tą jan ašį keliauja, tai kad išmoktume teisingai tą energiją priimti, kad išmoktume teisingai stovėti. Jeigu mes neturime teisingos tiesios ašies, tai jinai truputį krypsta ir mes persitempiam raumenis, bet čia rodo pradinukai, dažniausios klaidos, kaip pradinukai stovi. Tiesiog mes tokia civilizacija, kuri užsisėdėjo, atrofavosi mūsų
sėdimieji raumenys, juosmeniniai kompensuoja, sutrumpėja ir žmogus dažniausiai vaikšto taip išsirietęs ir kai jam reikia atsistoti patogiai į tą padėtį, ta padėtis pasirodo, kad jam yra visiškai nepatogi. Po to su laiku vėl atsistato, susitvarko, tai smakriuką pasitraukiam, nugarą išlygiuojam, juosmenį išlygiuojam, dubenį šiek tiek tą uodegytę po savim ir gaunam tokią teisingą tiesų srautą. Tai aišku, čia norėjau parodyti, kad Da Vinčis irgi buvo labai išmintingas žmogus, kad jis visus tos dalykus žinojo, matė, bandė palikti palikimą savo žinių kitai kartai. Ir tas mūsų tariamas elektromagnetinis laukas, tas toroidinis žiedas, čia yra tiesiog paveikslėlis iliustruojantis, kaip tai atrodo, ko mes nematom. Ne? Tai yra, mes visi turim lauką, kiekvienas standuliuojam, jis gali kisti nuo mūsų minties, nuo mūsų intencijos, mes jį galim išplėsti, galim sutraukti. Kartais būna taip, kad galim jausti ir kitų. Tai nėra kažkoks fenomenas, tai turi visi gyvi dalykai, augalai, gyvūnai, planetos, žvaigždės, čia net ir Žemė turi savo lauką. Tai tiesiog elementariausias dalykas - kosminiai dėsniai, kosminiai dalykai. Mes esam dalis visos visatos ir mes lygiai tais pačiais dėsniais gyvenam, kaip ir visa visata. O čia šitą man labai patiko nuotrauką jums parodyti realų vaizdą, ne kažkokią sukurtą paveikslėlį, bet čia yra reali nuotrauka Saulės užtemimo. Čia mėnulis uždengia Saulės šviesą ir mes matom iš Saulės spindančias daleles, kaip iš tikrųjų juda, ne? Būtent pagal toroidinio žiedo principus. In jam, aukštyn žemyn ir apskritimais iš šono. Akivaizdus dalelių judėjimas, srautas. Tai čia jau tikrai nepasakysi, kad va čia kompiuterinė grafika ir čia prisigalvoja, o čia mes fizinį įrodymą matom fiziškai, kaip tai veikia. Aišku, kiekvienas dalykas, kuris yra visatai, turi savo pulsą, ritmą, dažnį. Dažnis jisai pulsuoja, kaip Nikola Tesla yra sakęs, jeigu nori pažinti visatą, tai pažink ją energijos, vibracijų ir dažnių kalba. Ne? Tai yra viskas gyva, mūsų širdis ne šiaip sau plaka, mes ne šiaip sau pulsuojam, ne šiaip sau yra įkvėpimas, iškvėpimas, viskas yra gamtoje labai protinga ir išmintinga. Ir šitie dažniai, kiekviena planeta, kiekviena žvaigždė šitus dažnius skleidžia, net galaktikos centre esant juodoji skylė šitus dažnius skleidžia, tai yra dažniai, kurių pasikabina materija. Ne? Jeigu mes turim, pavyzdžiui, galaktiką paimkime, ne? Tos rankovės irgi būna neatsitiktinai išsidėliojusios, jos yra materijoje pasiskiršiusios, materijoje jo išsidėlioja pagal tų jėgų sąlygą. Ir kodėl spiralė? Todėl, kad yin ir yang tokioj formoj viena kitai mažiausiai trukdo ir labiausiai padeda, viena su kita harmoningiausiai sąveikauja. Tai jeigu norit paimti iš kokio stiklainio arba, kad ir nežinau, kokią butelio su siauru kaklu, išpilt vandenį. Ir ten klum, o tik pasuk. Ir išbėga. Taip? Mažiausiai trukdo vienas kitam, netrukdo orui įeiti ir netrukdo vandeniui išeiti. Čia yra mažiausias pasipriešinimas ir gražiausia harmonija. Lygiai taip pat ir mūsų planetos Saulės sistemai neatsitiktinai ten kažkur kabo per kažkokį atstumą. Jos irgi kabo pagal dažnių skalę, pagal kiekvieną savo Saulės skleidžiamoji dažnio bangoj. Viena planeta turi tą pasikabinęs ant to dažnio ir keliauja būtent tuo keliu. Tai spiralė. Ta norėjau parodyti, Feireiščio, tas vadinamas auksinis pjūvis arba Fibonaccio seka. Yra ta koduotė, tas harmonijos skaičius, pagal kurį geriausiai apsiskaičiuoja ir juda, iš tikrųjų, viena kitai netrukdydamos jėgos. Materija yra tik atspindys energijų judesio, energijų dinamikos. Jinai tik parodo, kaip energijos juda. Tarsi mums atkoduoja, kad mes pamatytume visą tai. Ne? Ir viskas yra tobulai dėsninga, tiek išmintinga, kad, nežinau, žmogus truputį save yra pervertinęs, man atrodo, manydamas, kad jis čia protingiausia būtybė šitai žemėje. Nes, kad ir kumštį susukta, mums reikia, kad irgi būtų tobula Fibonaccio seka mūsų pirštų nareliuose. Kitaip mes jo nesusuktume. Čia irgi yra 1,618 koeficientas skirtumo tarp mūsų pirštų narelių. Taip.
čia labai įsibėgėjau. Su šitą nuotrauką norėjau parodyti, kad mes irgi spinduliuojam savo laukus ir mūsų tie laukai, jie nesidaužo vienas į kitą, ne? Nėra tokio bam, kad kaip kamuoliai biliardų, ne? Jie vienas per kitą praeina ir sąveikauja tarpusavy. Tai labai gražiai sąveikauja. Ir vat mes čia dabar sėdime ir realiai mūsų laukai sąveikauja. Turbūt buvo ir jums tokių situacijų, kai ateinat į patalpą ir jaučiat, energija kažkokia keista. Žmonės veidais rodo kažką vieno, bet jūs jaučiat visai ką kitą. Na? Energijos nepaslėpsi. Nes energija yra informacinė banguoja. Ir jeigu tu jautrus turi tą gerą imtuvą arba išvystęs tą imtuvą, tokio žmogaus jau nieks neapgaus. Ne? Jis tiesiog jaus, kas yra kas. Ir kartais patylėjimas būna daug naudingesnis negu kažkokie tušti žodžiai, nes daugiau visko pajauti. Ir čia mes matom kimatiką, vandens lašą veikiamą pagal tam tikrą dažnį. Ne? Tai vat ir visa mūsų materijos forma, jinai tiesiog įgauna formą būtent dėl tų dažnių, kurie jos veikia, kurie jos sąveikauja ir užkoduoja. Tai va čia vat kaip pasiskirsto smėlio krisleliai, smiltelės pagal tam tikrą dažnį. Ne? Mes su vaikais irgi Koperniko šitam muziejuje nuėjom ir pasibandėm. Tai labai gražiai matosi, kaip kol yra tam tikras dažnis, įgyjamas kažkoks raštas. Kai pereini iš vieno dažnio į kitą, iš pradžių būna chaosas ir po to vėl dėsningai susidėlioja tvarkingai struktūra. Ne? Bet ir visatoj niekur nėra chaoso. Visur yra arba virsmas, arba jau kažkokia susiformavus dėsninga struktūra. Ir visada jinai pati save struktūruoja. Niekas jai nesako, niekas jos nekoduoja, kaip jai ką daryti. Jinai pati būtent to harmoningiausiu būdu tarp jien ir jan sąveikų save labai harmoningai, dėsningai struktūrizuoja. Ir kaip čia pasikabinusios tos galaktikos, čia aš vaikystėje labai astronomiją domėjausi, tai stebėdavau visas naujienas ir Hubble teleskopą, kai paleido, man buvo labai įdomu stebėti, ką jie ten atranda ir buvo toks tamsiausias dangui plotas, kuriame nieko nesimatė, juoda tuštuma. Ir jie nukreipė Hubble teleskopą būtent į tą tuštumą, galvo, pažiūrėsim, kas ten yra. Ir po 14 dienų jie išvydo, kad ten pilnatėliai visokiausių galaktikų. Ne? Ir netgi tos galaktikos nėra bile kaip išsidėliojusios. Jie sudėliojo po to žemėlapius, bandė atvaizduoti, rasti dėsningumą tarp šitų galaktikų mūsų bent jau regimoji visatoj, tai irgi sudėliojo, kad greičiausiai jos yra pasiskiršusios taip, kaip tiesiog neuroninis tinklas. Toks fraktalai fraktaluose, kaip mes gyvenam.